never knew my grandfather. When I went to Chicago to receive these. Aš niekada nepažinojau savo senelio. Kai aš nuvykau į Čikagą atsiimti jo medalių, turėjau galimybę pasišnekėti su keliais prie stalo sėdėjusiais žmonėmis. Jie man papasakojo, jog senelis buvo kovotojas už laisvę. Jis rašė tekstus apie galimybę Lietuvai gyventi taikoje, kai nereikia kovoti. Kiek supratau, jis taip pat daug dirbo pogrindyje. Ir tai turbūt viskas, ką aš išgirdau. But I don't know that's about all I heard. Gimnazijos mokytojas įtrauktas į patį sunkiausią Lietuvos valstybės istorijos verpetą. 6 savaitės apvertusio žmogaus gyvenimą. Jis niekada nesiekė jokių postų, tačiau 1941 metais tapo Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovu. Politinis valstybinis gyvenimas manęs niekados nedomino ir niekados netraukė. Bet jeigu teko į jį įsileisti, tai ne dėl pamėgimo, bet dėl reikalo. Ta pareiga teko imti ne iš malonumo, bet teko imti daugiau kaip naštą, kurią kas nors turėjo nešti. Nei mano mama, nei močiutė apie jį nieko man nepapasakojo, o kiekvieną mėnesį aš vis daugiau sužinau apie jį. About him. Pirmą kartą aš išgirdau Aušros mergaičių gimnazijoje. Jis buvo mūsų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, mylimiausias iš visų mūsų mokytojų. Jis tikrai įskiepijo į mus tą tarptautinės ir lietuvių klasikinės literatūros meilę. Apibūdinti šitą žmogų, kuris buvo tokia didi asmenybė, yra be galo sunku. Bet paėmus bendrai, tai buvo žmogus, kurį aš vadinu šventu. Jis toks norėjo būti nelabai žinomas. Savęs neakcentavo. Jis pats net pasakė, sako, geriausia, kada gimsta ir atsiranda plati asmenybė. Antisovietinės ir antinacinės rezistencijos dalyvis, politikas ir visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos laikinosios vyriausybės vadovas. Juozas Ambrazevičius Brazaitis niekada nesididžiavo šiais jam priskiriamais epitetais. Moralinė nepriklausomybė. Ši pozicija buvo svarbesnė už bet kokias ideologijas ar politinės sroves. Iki pat mirties jo tikslas buvo vienas. Daryti visą ką, kad tai Lietuvai būtų geriau ir kad Lietuvos vardas, jos kančios, jos kovos būtų žinomos pasaulyje. He wanted to heal people's minds. Jis norėjo išgydyti žmonių mintis ir jų gyvenimus. That doesn't happen overnight. O tai nevyksta per naktį. He wanted to Jis norėjo žmonėms suteikti galimybės pagerinti jų gyvenimus. Ta aš supratau. And that's what I'm understanding. Prarasta tėvynė, šeima, likimo draugų išdavystės, šmeižtas, prieglobstį suteikusios valstybės persekiojimas ir iki pat paskutinių gyvenimo akimirkų lydėjęs karo nusikaltėlio antspaudas. Juozo Ambrazevičiaus Brazaičio gyvenimo drama dokumentinėje apybraižoje Likau gyvenimo paraštėje.